Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, jūs klausotės bendra.lt tinklalaidės. Su jumis žurnalistas Lukas Paškevičius. Kasmet Lietuvoje dingsta tūkstančiai žmonių. Gera žinia ta, kad dalis jų atsiranda, tai pakartotiniai pranešimai. Tačiau kita dalis, anot ekspertų, yra šiuolaikinėje vergovėje. Pasirodo, dabar lietuvis išnaudoja lietuvį, o ukrainietis parduoda ukrainietį. Apie tokias istorijas mes šiandien kalbėsimės, keičiasi beje ir formos išnaudojimo. Pasirodo, kad dabar nebe seksualiai išnaudojamos moteris, nors tai yra tikrai didžioji statistikos dalis, bet taip pat išnaudojami žmonės priverstinai keliauja prie altoriaus arba net elgetauja. Taigi, kokia yra prekybos žmonėmis žmonių kasdienybė, apie tai ir pasikalbėsiu su šiandien čia esančiomis pašnekovėmis. Kristina Mišinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove, laba diena. Sveiki. Ir taip pat Gabrielė Navickaitė, 15 min tyrimų žurnalistė, sveika. Sveiki. Tai pirmiausia, turbūt pradėkime, kokios yra tendencijos, nes štai metai persirito į 2025-uosius ir dalis valdininkų ir biurokratų sako, metai kiti, problemos tos pačios. Kai kalbame apie prekybą žmonėmis, Kristina, ar taip ir yra taip pat? Su pirma, tai noriu Lukai padėkoti Jums už šitą pačią laidą, už klausimus. Ko gero, gal ir kažkiek atsiprašyti už tokį, norą pataisyti Jūs, nes Jūsų įžangoj, ką Jūs sakėt, praktiškai tai nieks netitinka Lietuvos realybės. Žmonių niekas šiandieną nebegrobia taip, kaip mes įsivaizduojam, kad juos į mašinų bagažinės kiša ar laiko kažkur surakintus rūsiuose. Tie holivudiniai vaizdai, kurie vis dar kartais visuomenės sąmonėje yra, labai mums trukdo pamatyti tai, kas iš tikrųjų yra šalia mūsų, kaip iš tikrųjų vyksta prekyba žmonėmis. Ir gal, kaip Jūs sako, tendencijos, aišku, gal irgi tai baisokai skamba, ar ne, mes kalbam apie mados tendencijas, apie kulinarijos tendencijas. Štai ateina diena, kai mes turim kalbėti ir apie prekybo žmonėmis tendencijas. Tačiau Jūs tikrai teisus tuo, visiškai čia tikrai tiesiai 10-tuką, tai, kad mes turime pamatyti plačiau prekybą žmonėmis. Tai moterys, vaikai, taip, jie visada yra prekeivių žmonėmis taikinyje, tačiau šiandieną paklausi prekė taip pat yra ir vyrai. Ir turime labai daug išnaudojamų vyrų būtent darbinėje vergovėje, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kaip žinia, prekyba žmonėmis pagal mūsų ir pagal ES įstatymus jau nebeturi būtinai kirsti šalies sienų, gali vykti ir šalies viduje. Ta tikrai labai svarbu pastebėti mums visiems ir žinoti. Taip pat dėja drama yra ir tame, kad mes esame ne tik tai aukų kilmės šalimi, kaip daugybę metų esame įpratę, kad štai iš Lietuvos išveža į Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Prancūziją, kur tik tai mūsų žmonės nebuvo vežti išnaudoti, ir Japonijoje, Australijoje. Tačiau mes tapome, atėjo laikas, kai mes tapome ir aukų tikslo šalimi. Mes taip pat virtome išnaudotojais. Tai šitas tendencijas taip pat manau, kad reikėtų mums turėti galvoje ir žinoti. Ir galbūt, kaip Jūs paminėjot, kad ten prievarta prie altoriaus, tai tikrai ne, tikrai to nėra. Prekyba žmonėmis fiktyviom santuokom, tai yra taip, kai žmogus yra apgaunamas, jisai apgauliai viliojamas į tą santuoką, tačiau šita forma praktiškai išnyko tada, kai Jungtinė karalystė išstojo iš ES, nes praktiškai toje šalyje dauguma fiktyvių santuokų buvo sudaroma. Šiandieną truputėlį tendencijos keičiasi, pastebim, kad mūsų šalyje atvykę Centrinės Azijos, tų buvusių respublikų gyventojai atvažiuoja pirkti mašinos, ieško ir nuotakos, tokiu būdu legalizuotis ES, tai daugiau vyksta viduje, bet tai nėra šiuo metu tokia klestinti populiari forma kaip seksualiniam išnaudojimui, prostitucijai, darbiniam išnaudojimui. Ir pagrindinė, mūsų centro akimis, galbūt jeigu čia sėdėtų koks pareigūnas, ar prokuroras, jisai kitokias kalbas raitytų, tačiau mūsų kaip pagalbos teikėjų akimis mes vis tik matom tą pagrindinę tokią rykštę, kuri jau daug metų plaka
Lietuvos kūną, aš taip vaizdžiai bandau išsireikšti, tai yra priverstinis nusikalstamumas. Kai jauni žmonės ir nebūtinai jauni, čia matom išimtinai vyrus, jie įtraukiami, gaujų įtraukiami į nusikaltimus, verčiami daryti nusikaltimus. Tai gali būti ir labai jauni vaikinukai, ir vyresnio amžiaus, vagystės, plėšimai, narkotikai. Šiandieną ant lėkštutės tokios formos yra padėtos, kad tikrai daugybė žmonių, jų gyvenimai sugriuvo būtent, kad išvažiuoja dirbti ten į kokį, nežinau, kokią lentpjūvę Airijoje, kokį ten fabrikėlį Škotijoje, o patenka narkotikų platintojams į nagus, beje tėvynainiams. Šitą aš manau taip pat reikėtų žinot, mes visi įsivaizduojam tą prekeivį žmonėmis, ten koks, žinot, albanų gaujos, tikrai jos siautė ir daug mūsų žmonių pražudė, bet šiandieną tėvynainiai jie iš tikrųjų išnaudoja savo tautiečius ir būtent, aš nebereiklo paminėjau tą narkotikų, prekybą narkotikų, nes šiandien dar vyksta ikiteisminis tyrimas vienos didžiausių, manau, Lietuvos istorijoje bylų, tai būtent Plungės gauja 10 metų veikusi, 10 metų gaudžiusi vyrus, melavusi įvairiems darbams, melagingais pažadais pritraukus į Airiją ir ten išnaudojusi būtent narkotikų platinimą. Dažniausiai taip ir atrodo turbūt verbavimas žmonių, kai jie susigundo gražiomis istorijomis, gražiais darbo galbūt pasiūlymais, taip ir tampama ir auka. Ir dažnai mes girdim, kokie kvaili tie žmonės, kokie naivūs, godūs, nemoka užsienio kalbos, o nori gauti 1000 atlyginimų. Bet iš tikrųjų, kai mes žiūrime tas aukas, kokias mes istorijas matome. Mes matome, kad, tiesiog situacijų išspiriami. Šiandien žmonės turi daugybę skolų bankams, turi daugybę, kaip pasakyti, problemų savo gyvenime. Ir galbūt tas pasiūlymas užsienį, tikrai, pavyzdžiui, kokiam medienos fabrikėlį Airijoje, ar ne, jis užsidirbs 3-4 kart daugiau negu čia, kad Lietuvoje dirbdamas. Tai tos gražios istorijos jos galbūt, nežinot, pradžiai šito nusikaltimo, kai merginos buvo viliojamos tikrai galbūt tokiais glamūriniais pažadais, štai pakeliausi po pasaulį, ten kažką dar pamatysi, ten, žodžiu, ten vis gerybės plauks ten pas tave. Tačiau šiandieną, tai aš manau, tiesiog ta tokia niūri gyvenimo realybė, žmonės be išsilavinimų, be specialybių, daugybė psichologinių problemų, besiskiriantis, be konfliktuojantis su artimaisiais. Kaip minėjau, tikrai skolos yra labai didelis toks spyris žmonėms, kad daryk, ieškok išeities. Lietuvoje nerandi, čiup kokį pasiūlymą. Taip, tas čiupimas pasiūlymo be darbo sutarčių, be kažkaip, bet ten koks Vycka pažadėjo, kad kaimynas pasakė, geras darbas, aš dirbu ir tu dirbsi. Taip, jisai priėmė tą darbą, bet aš manyčiau, kad daugiau iš tokio, iš vargo, iš to, kad žmogus nori dabar išspręstas problemas. Kiek tokių žmonių, kurie pateko į šiuolaikinę vergovę, galėtų būti tarp dingusių žmonių, nes kai kurie ekspertai pasidalyja, jie yra dvi pusės. Ar tai galima sieti iš vis? Luka, jūs dabar palėtėte tokį didelį skaudulį ir nežinau, bent aš kaip nevyriausybinio sektoriaus atstovė manau, kad mes čia turim labai didelę netvarką būtent dingusių asmenų ir nerastų statistikoje. Ir tikrai, manau, mums reikia baigti su šita nesąmonė. Įsivaizduokit, 2024 metais mes negalim pasakyti, kiek realiai yra dingusių Lietuvoje žmonių. Galbūt ne per 1 metus dingusių ir nerastų, kiek dingusių nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžioje nerastų, kiek nerastų per 5 metus. Šitų duomenų, galbūt kažkur tai jie stalčiuose pas kokius ten, žinot, pareigūnų vadus yra, pas biurokratus yra, bet visuomenė šitų skaičių nežino. Ir kai mes kalbam apie 1000 dingusių, tai tikriausiai čia turime galvoje, kad bėgantis vaikai iš globos įstaigų, iš namų, ir kai skaičiuojama ne asmuo, o skaičiuojamas pabėgimas. Čia yra kita drama, kodėl vaikas yra tikrai, vienas vaikas gali būti
būti pabėgęs 50, 70, 120 kartų, tai čia yra didelė problema. Bet čia nėra tikroji situacija apie dingusius asmenys ir nesuprantu, kodėl mes to nežinome. Bet jūs labai teisingai sako, taip, aš manau, kad jeigu mes turėtumėm kažkokį skaičių nerastų asmenų, tai aišku, kad dalis gali būti jų pražuvusių, uždarytų ir šiandieną dar tebesikankinančių nelaisvėje, vergovėje ir nebūtinai toj nelaisvėje, kai tu, negali išeiti, tu užrakintas kažkur ten rusiesi, dažnai psichologinės grotos, psichologinė nelaisvė neleidžia žmonėm grįžti, jie, supranta, kad jiem atsitiko kažkas baisaus, kažkas jų gyvenime jau negrįžtamai atsitiko, labai tas savęs pasmerkimas, galvojimas, kad kiti tavęs nesupras, kaltins, gėda. Moterims iš prostitucijos ypatingai yra gėda grįžti ir turim labai nemažą būrį išvežtų, apgautų, tiesiog priverstų tapti prostitutėmis, bet savivertė, tai, kad prekeiviam žmonėmis, sekso pirkėjam pavyko sutrypti šitų moterų savivertę, nebeleidžia jums sugrįžti namo. Gabrielė, mes nusikelkim 3 metus atgal, kai Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje prasidėjo migrantų antplūdis. Sakoma, kad tai buvo nelegalios migracijos banga Lietuvoje, kad buvo vykdomas hibridinis karas prieš mus, iš Azijos šalių čia keliavo žmonės ir štai Kristina sako, daug apgautų žmonių būna išvežami ir išnaudojami, prekiaujama jais, o tie žmonės, kurie čia atvažiavo, migrantai, jie žinojo, kur keliauja, kad tai galbūt bus koncertina prieš jų akis mūsų pasieniečių pareigūnai su šunimis, kad jie tikrai nelaukiami čia, nors turi sumokėję tikrai nemažai turbūt pinigų ir jų rankose yra tas bilietas nelegalus turbūt į Europą. Aš manau, kad mes nelabai galim atsakyti, kiek jie žinojo, kiek jie nežinojo. Man atrodo labai svarbu pabrėžti vis dėlto, kad tada ir dabar vis dar Lietuva išgyvena hibridinį karą su Baltarusija ir dėja jis vyksta tokiomis priemonėmis, tai yra gyvai žmonėm, kurie bando patekti į Europą. Ir tai yra siaubingas dalykas, tiesiog siaubingas. Bet man teko dirbti su šitą temą 2021 metais, tą vasarą, kai migrantų skaičius labai stipriai išaugo. Jis siekia ten po 1002 kartais į dieną. Tada jau buvo taikoma apgręžimo politika. Ir aš nežinau, kiek jie žinojo. Tikrai nežinau, bet tikrai teko bendrauti su nemažai žmonių, kurie kirto Lietuvos sieną, buvo uždaryti į pabėgėlių tas stovyklas vadinamas. Ten pavadinimai keitės, dėl pavadinimų galima diskutuoti, tikriausiai čia labiau gal sakau tos pavadinimus, kaip Lietuvos viešojoje erdvėje yra vadinama. Ir daugelį iš jų aš dar dabar turiu drauguose Facebook'e, nes per ten bendraudavom, per socialinius tinklus. Ir aš atsimenu tada net 15 minučių buvo pasisamdžius vertėją iš arabų kalbos. Ir aš sėdėdavau vakarais ir žiūrėdavau vlogus apie pigiausią kelią į Europą, Lietuvą. Ir ten buvo aptariama viskas. Jų socialinėje erdvėje, aš tikrai buvau labai pasinėrusi tą socialinę erdvę, Facebook'o grupės, WhatsApp'o grupės, Telegram'o grupės, visur, kur jie buvo, aš labai stengiausi irgi būti ir gauti rekomendacijas, kaip ten patekti su netikrom anketom, tiesiog pamatyti, kokioj socialiniai erdvėje, medijos, tie žmonės gyvena ir ryžtasi tokiai kelioniai. Nes kai tu stovi štai čia Lietuvoje prie tos sienos ir matai juos ateinančius, tai tu supranti, kad čia yra labai sunku, kam jie ryžtas. Ir kad jie prisideda prie hibridinės atakos visų pirma prieš Lietuvą. Antras dalykas, kad tai yra beprotiškai sunku, nes nėra vieno atsakymo, ką daryti šaliai, man atrodo. Tiesiog tai yra labai sunkus klausimas. Ir man atrodo, kad lengva ir lengvabūdiška yra pasakyti taip ir taip, tokia yra politika teisinga. Ir ten yra minusų. Bet ką iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad tavo klausimas buvo apie tai, ar jie žinojo, kur jie eina, ar jie žinojo, kokie sunkumai jų laukia. Tai mano atsakymas būtų toks, kad tikriausiai dauguma jų taip.
nes su kuo aš bendravau, tai tikrai ne 10 ir ne 20 žmonių, tai buvo jauni vyrai nuo 20 iki 40 metų, kurie važiavo čia užsidirbti pinigų tiesiog, ten palikę šeimą. Ir jie tikrai aktyviai reiškėsi socialinėje erdvėje, kur buvo vlogai, patirtis, kurie jau praėjo, pasiekė Vokietiją, susirado darbą, dalinamasi. Ir tie žmonės dalinos, atsimenu, net Lietuvos naujienom, kas vyksta Lietuvoje, ką sako mūsų ministrė pirmininkė, ką sako tas. Ta prasme, kad tai buvo aptariama tos naujienos, kas ypač Lietuva buvo labai aptariama, nes tada buvom mes pigiausias ir greičiausias kelias į Europą. Kristina, ar tai galėtų būti dar viena forma, kai trečiosios valstybės, mums nedraugiškos valstybės kaip Baltarusija, Rusija pasinaudoja kitų šalių piliečiais, net ne savo piliečiais, ir siunčia čia mums žmonės? Ar tai visgi prieš 3 metus buvo ta migrantų banga kaip žmonių išnaudojimo taip pat forma, ar galime čia priskirti ją prie šios dienos temos? Aš manau, kad savotiškai tikrai galime, aišku, aš nesu politikos ekspertė, negaliu vertinti ten tų atakų visų taip iš to politinio taško, bet mes taip pat tuo metu labai daug dirbome pabėgėlių stovyklose, centruose, tų centrų šiandieną jau nebelikę, bet mes turėjome tikslą, mes tiesiog ieškojome pažeidžiamų asmenų toje milžiniškoje masėje atvykusių vyrų, moterų, vaikų, pagyvenusių labai vyresnio amžiaus žmonių masė, ieškojame tų, kam reikia pagalbos ir, ieškojame, norėjome identifikuoti prekybos žmonėmis aukas. Ir turiu pasakyti, kad tai, ką mes pamatėm, iš tikrųjų mus labai apstulbino, sukrėtė ir galbūt, išoriškai žiūrint, tai visa ta masė žmonių, neužmirškim, kad mes kalbam apie žmonės, apie gyvus žmonės. Ar tai būtų ten 25 metų irakietis, ar tai būtų 70 metų močiutė iš kokio Pakistano, tai yra gyvi žmonės su savo istorijom, su savo skausmu ir nemanau, kad jie patys norėjo būti kažkokios ten atakos maigalių ar kažkokiu ten, aš kalbu apie tą tokią bendrą tendenciją. Galbūt jų tarpe ir buvo kažkokių piktavalių asmenų sąmoningai norėjusių pakenkti Lietuvai, bet aš manau, kad daugumas jų galvoja apie save, kad jie nori išsiveršti iš savo situacijų ir ypatingai, bet aš prisimenu iš Afrikos valstybių, iš Kongo demokratinės respublikos šalies moteris, kurios buvo patyrę baisius prievartavimus savo šalyse. Jos turėjo medicinius dokumentus, jos turėjo dokumentus iš ligoninių, prancūzų gydytojų išrašytas pažymas apie tai, kiek dešimčių kareivių ten su jomis ten turėjo tuos santykius per prievartą. Kai kurios jos pametė vaikelius, eidamos į Lietuvą. Baisios istorijos ir iš tikrųjų teko pamatyti, sutikti žmonės tokių formų, kur tik tai galbūt literatūrui buvom skaitę išnaudojimo formų, tai ten lytinių organų žalojimas ir štai tos visos istorijos iš Nigerijos, kur Boko Haram grupė įgrobė moteris ir suaugusioms moterims atlikdavo lytinių organų žalojimą ir kaip bausmė už tai, kad jos nepaklūsta, už tai, kad ten jos nevykdo kažkokių jų ten tų nurodymų. Sutikome labai jaunus vaikinus iš Somalio, pavyzdžiui, kurie buvo kaip vaikai paimti kariauti, vaikai kariai. Tai tikrai teko pamatyti labai daug ir suprasti. Ir, išoriškai, taip, čia sėdint patogiai, foteliukyje, gali kalbėti apie tai, kad jie buvo atakos, kaip pasakytas, maigalys. Jie vykdė, kažkas sugalvojo piktą dalyką prieš Lietuvą ir štai jie įvykdė tą piktą dalyką. Bet aš tikrai pamačiau ir suvokiau, kaip galima gyvus žmonės naudoti kaip ginklą. Gyvas žmogus kaip ginklas ir tas žmogus, jisai galbūt iki galo ir nesuvokia, kokiu tikslu. Kaip Gabrielė sako, taip, tai buvo tikrai Lietuva buvo pigi, gal ten buvo kiaura pakankamai, ar ne, nes beveik visi jie ir pateko į vakarus
kaip jie svajojo, bet tai, ką jie patyrė kelyje, ką jie patyrė Lietuvoje, tai aš tikrai vadinčiau tai prekybos žmonėmis forma, užuomazga ir manau, kad visos jėgos turėtų būti mestos stabdyti žmonių kontrabandą, prekyba žmonėmis, būtent naudojantis vargstančių žmonių, ten turinčių problemų žmonių situaciją ir mesti juos va šitaip per miškus, per pelkes į kitą šalį, kad jie ir man atrodo, ir pirmais tais mėnesiais, pirmais metais patekė į Lietuvą tos baisios palapinės, aš jau dabar nepamenu, kaip tos vietovės, kaip ten Rūdininkų ar ne tos baisios palapinės, kur mes turėjome signalų, kad ten vyksta ir priverstinė prostitucija, kad ten visokie dalykai ten vyko. Tai aš manau, kad jie tikrai to nenusipelnė. Turėjome, man atrodo, net ir psichologą, kuris seksualiai išnaudojo migrantus, jeigu aš gerai atsimenu, čia Gabrielė arba Kristina, nežinau, papildykit mane. Tai jisai išnaudojo ir šiandieną mes jau esame teisminiuose procesuose. Labai džiaugiuosi, kad aukos, kurios tapo jo taikiniais, pasiryžo duoti parodymus ir šiandieną jau apeliaciniam teisme nagrinėjama, kaip tik šią savaitę apeliacinis teismas atsivertė bylą, pirmo instancijos jis nuteistas, įsivaizduokit realią laisvės atėmimo bausmę. Aišku, čia net galva sukas, kai kalbė apie tą atvejį, psichologas teisiamas dėl savo klientų prievartavimo. Tai čia, kur tai matyta, kur tai girdėta. Tai reiškia žmogus, kuris turintis tokių tikslų, jisai migrantų stovyklose ieškojo pažeidžiamų, negalinčių pasitraukti, negalinčių pasipriešinti aukų. Tai čia, aš manau, jau visiška grimasa, šlykšti grimasa būtent migracijos kelio. Dėl tų pačių Rūdininkų, atsimenu, kai ten buvo daug žmonių, teko bendrauti su jais, tai irgi tikrai šokiravo, kas vykdavo tose stovyklose ir tie patys priverstiniai santykiai, seksualiniai, tada išnaudojimas, užgauliojimas dėl rasės, dėl tikėjimo. Tai šiaip jo dabar prisiminiau tuos pasakojimus žmonių ir tikrai ne vieno, ne dviejų, ne trijų, ne keturių. Tai aš manyčiau, kad šitoj vietoj Lietuva turėjo didžiulę problemą ir taip tie Rūdininkai buvo stovykla, kur mes galim diskutuoti tikriausiai dėl sąlygų pačių gyvenimo, bet aš esu labai nelinkusi teisti valstybės, nes mes turėjom tokią situaciją pirmą kartą. Reikėjo kažką daryti, mes nebuvom pasiruošę, mes nematėm tokių dalykų ir, gerai, nusprendė tas stovyklas daryti, bet pačiose stovyklose, kas įvyko, aš labai atskirčiau tą gyvenimą, nes atsimenu tikrai ir ten, ir vaizdo skambučiais aš su jais bendraudavau, tai tikrai matydavau, bet aš nežinau, aš esu tas žmogus, kuris blogų sąlygų kažkokių, nehigieniškų gal nebijo, tai aš gal ne taip jautriai žiūriu tas sąlygas, bet aš gal labiau žiūriu tai, kas vykdavo ir kaip gal mes kaip valstybė nesukontroliavom, kad ten nebūtų smurto, prievartos ir tiesiog palikom laisvai eigai ir manau, kad tikrai nemažai žmonių ten nukentėjo. Nesvarbu, iš kur esi, čia tavo balsas gali skambėti dar garsiau ir įkvėpti pokyčius. Bendra.lt – pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Bet ir žurnalistą, man atrodo, buvo labai nelengva dirbti, kiek aš atsimenu, net ir mūsų valdžia, tuo metu vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nenorėjo leisti, kad kartu žurnalistai važiuotų su pasieniečiais į tas zonas, bent jau pačioje pradžioje. Tikrai turėjome nemažai sunkumų, kartais dažniau informaciją gaudavom iš Lenkijos pasienio, ten atvykdavo didžiųjų žiniasklaidos priemonių žurnalistai iš CNN, iš BBC ir jiem ten būdavo dirbti žymiai lengviau. Mes net savo kolegas taip pat siųsdavom į Lenkiją, nes ten yra dirbti paprasčiau, lengviau, paprasčiau gauti leidimus ir šiek tiek daugiau laisvės. Gabrielė, ar pati susidūrei su tuo, kad nelengva nušviesti tokias temas, nes yra labai daug ribojimų? Taip. Dabar, kai jau keli metai praėjo, tai gal taip truputėlį užsimiršo pati ta emocija darbo, bet atsimenu, kad tikrai kaip laisvoj šaly ir tokioj gražioj demokratijai gyvenant kaip mūsų, buvo sunku patikėti, kad, pavyzdžiui, žurnalistai, kai prasidėjo, tarkim, išstumimo politika, kad žurnalistai to negalėjo fiksuoti. Nebent ten iš anksto susitarus ir
iš anksto suderinusi vizitą. Tai ir šiaip, aš suprantu, aš suprantu, kad iš pradžių, kai viskas tai prasidėjo, buvo didžiulis chaosas. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip mes atvažiuodavom į pasienį, budėdavom tiesiog pasienyje ir čia dar pati pradžia, gal birželis buvo, kai dar keli šimtai per dieną, tik tai vis garsiau pradėjo skambėti. Ir aš atsimenu, kokie patys pasieniečiai buvo įsigandę. Nes patys pasieniečiai kaip žmonės, kurie buvo pripratę, gerai, ieškoti nelegalių cigarečių. O dabar 2 vyrai budėdami iš miško ateina tamsu, 10 vyrų. Ir nesvarbu jokio skirtumo ten kilmė, religija, rasė žmogaus, bet tiesiog jie patys buvo kaip struktūra pasimetę. Ir aš ten būdama tikrai labai stipriai tai supratau. Ir tada, kai ateina žurnalistas ir sako, žiūrėk, aš dar visą šitą procesą įamžinsiu, tam žmogui, kuris ten dirba, kyla jausmas, ką tu darysi? Aš tiesiog bandau atlikti savo darbą. Aš nežinau, kaip čia daryti, nežinau, kaip čia tvarkytis, aš tiesiog noriu atlikti savo darbą, nežinau, ką man daryti. Ir aš suprantu, kad iš pradžių kilo ir tikrai mes tai patyrėm pyktis ir nevažiuokite tą pasienį geriau, tiesiog gaukit žinias iš Vilniaus, bet tenai geriau nevažiuokit. Tada viskas keitėsi, tada ir savanorių daug buvo, atsimenu, kurie ten maistą vežiodavo, palikdavo žmonėms vandens, maisto, tiesiog elementariai. Tada šiek tiek laisvėjo ir atsimenu, reikėdavo gauti leidimą būti toj pasienio ruože. Bet vis tiek manau, kad, tarkim, nežinau, aš atsimenu konkrečias situacijas, kai FSAT pareigūnai suimdavo migrantus, tu būdavai šalia, bet jie neleisdavo užfiksuoti pačio momento, kaip jie išstumia juos į Baltarusiją. Tai man kaip žurnalistai, kaip asmeniui, kuris visuomeniai transliuoja žinias ir kas vyksta, tai buvo tikrai raudona vėliavėlė. Ir ne dėl to, nebūtinai dėl to, kad aš žinau, kad kažkas ten blogo vyksta ir kažkaip nehumaniškai tai daro, gal kažką pažeidžia, bet dėl to, kad mums nebuvo leista pamatyti. Tai šito aš tikrai nesuprantu ir kritika tikrai yra. Kristino, kaip nevyriausybinės organizacijos, ar jos lengvai gavo leidimą būti tose vietose, dirbti su tomis aukomis? Tikrai manau, kad nelengvai ir iš vienos pusės tai mes esam dėkingi sienos apsaugos tarnybai, kad mums leido įeiti tuos centrus ir manau, kad ten buvo dar matėm Karito, matėm Raudono kryžiaus žmonės, Raudonas kryžius ten iš viso, jie daug darbų atliko, štai ir tas prievartautojas psichologas buvo iš Raudono kryžiaus, aš manau, kad jie dirbo daug, sienos grupė, kuri labai daug padėjo ir šiuo metu dar tebedirba šitam lauke, tikrai nelengva, bet gavus leidimus, tai čia tik tai pradžia gauni leidimą, bet ką daryti ten įėjus, kaip reaguoti į tas istorijas ir kadangi mes tikrai jau paskiau išmokome, kaip identifikuoti iš tos visos masės tave apsupusių žmonių, tu kažkaip pradėdavai atsirinkti pagal tam tikrus požymius, pagal tam tikrą elgesį ir pradėjau matyti, kad tos mūsų aukos, kurių mes ieškom, tai jos nestovi tam būrelį ir ten nesiveržia prie tavęs, atvirkščiai gulis lovose, užsikloja galvas ir neina niekur ten kalbėti, tu turėdavai eiti prie jų. Tai čia buvo didžiausias galbūt tas toksai išbandymas, kad kai tu randi ne tai, kad lengvoje, bet sunkioje depresijoje asmenį, kurio istorija tokia, kad tu supranti, kad čia tik tai knygose gal skaitėjai apie tai, ten ypač tos istorijos iš Kongo demokratinės respublikos, tie baisus moterų prievartautojai, kur ten tiesiog tiek sukilėliai, tiek šalies kariai buvo gavę leidimą prievartauti gyventojus. Tai tikrai neįtikėtini momentai, jezidžių moterų istorijos. Ir po šiai dienai nesuprantu, kodėl Lietuva taip žiauriai elgėsi su jezidėmis, ir jezidais, kodėl mes negalėjome išties pagalbos rankos jiems. Nes, ištrūkę iš ISIS nelaisvės,
tikrai tai buvo žmonės, kurie buvo visiškai pažeidžiami. Tai va, įsivaizduokit, tu įeini beveik tuščiom rankom į tuos centrus ir tu gali tik kalbėti, kažką žadėti. Tai, aišku, labai rimtas momentas buvo tai, kad mes galim sugrįžti. Ne tai, kad tu pakalbi ir dingsti, bet mes nuolat ten jau, kiek jo veikia tie centrai, tiek mes ten pastoviai eidavome ir bandydavom kelti jų klausimus, rašydavom tokias pažymas pažeidžiamumo ir, tas pažymas imdavo iš mūsų, dalyvaudavom net ir teismuose dėl prieglobsčio suteikimo. Žodžiu, veikėm po truputėlį, tačiau aš vis tik tai gal truputį net, kažkiek tai griežčiau negu Gabrielė vertinčiau tą periodą. Ir taip, valstybė buvo nauja, valstybė buvo sutrikusi, bet valstybė yra labai galinga. Valstybėje turi labai daug svertų savo rankose. Ir šiandieną, bet jeigu mes vėl grįžtam prie to teisiamo Raudono kryžiaus brūkšnelis sienos apsaugos tarnybos psichologo, tai, kad jis tiek laiko galėjo siausti ir kad jis jis šitiek aukų sugebėjo surasti, aš manau, valstybė taip pat yra atsakinga ir tai, kad jis galėdavo eiti į ten jų gyvenamasias patalpas, užtraukti užuolaidas, užrakinti duris ir ten prievartauti tuos vaikinus, tai aš manau, čia yra, tiesiog turėjo galimybę jis taip daryti. Kodėl jis turėjo galimybę? Tiesiog, valstybė galbūt nekreipė dėmesio. Tai aš galvočiau, kad gintis turi teisę visi, bet padėti pažeidžiamiem asmeniem prievolė taip pat yra. Ir tu negali apsimesti, kad, jūs čia visi esate tik tai priešai ir galbūt dar kas yra, dėl ko man likus nuoskauda ir toks nesupratimas ir pyktis, vis tik tas viešo erdvėje vaizdavimas iš valstybės pusės, iš tų valstybininkų pusės, kaip pavojingų šitų asmenų, kad jie visi pavojingi, jie visi priešai, jie turi blogų kėslų, štai jie tokie, mes kitokie, jie reiškia atėję čia atimti. Prisimint, vienu metu buvo ta tema, kad jie čia iš, vos neduonos kąsnį iš pensininkų atims, tam buvo, man atrodo, kažkas iš ministerijos paskleidė tą, kad mūsų pensininkai kaip gyvena, mūsų žmonės vargsta, šitie, žodžiu, nevertina nieko, ką jie čia gauna ir taip toliau. Tai aš manau, tokie primityvūs diskursai, jie taip pat labai neigiamą nuomonę paliko. Ir ką mes matėm, ką gavo žmonės, kurie buvo paleisti iš tų centrų, nes dalis turėjo paskui galimybę išeiti ir ta jų gyvenamoji vieta buvo leidžiama ir už centro ribų. Mes labai nemažą dalį žmonių pasėmėm į savo tokią, kaip ir globą. Jie neturėjo teisės atsidaryti sąskaitų bankuose. Jeigu jie dirbo, jie buvo nedrausti. Tai įsivaizduokit, tai tu šitai pusiau egzistuodamas. Tai yra tiesiog egzistavimas. Kokia darbovietė tave ims ir norės mokėti ten grinais, ar ne, ar dar kažko. Tai yra būsiu tarsi leista, bet iš tikrųjų viskas padaryta, kad jie dingtų. Kai jie dingo, buvo pasakyta, žiūrėkit, tai jie ir turėjo tikslą dingti iš čia, negyventi. Tačiau aš pati galiu paliudyti, kad daugybė šitų žmonių norėjo likti Lietuvoje. Jie norėjo dirbti, gyventi, kurtis čia, bet jie neturėjo sąlygų. Tai mes susitvarkėm su ta krize, bet manau, kad labai labai didelę kainą. Ir palikome turbūt visuomenės požiūrį tokį, kokį turėjom prieš kelis metus, nes buvo didžiulis pasipiktinimas, žmonės netgi ėjo į susitikimus su valdžia, ten buvo pykčio didžiuliai protrūkiai, man pačiam teko galimybę stebėti vieną iš jų ir valdžia atrodė, kad negalėjo susitaikyti su tuo, bet tuo pačiu ir nedėjo pastangų, kad būtų keičiamas tas visuomenės požiūris. Juk ir tie patys žurnalistai galėjo pasakoti tų žmonių istorijas, kiek mes galėjome, tiek ir turbūt darėme, pasakojom, kas tai yra per žmonės ir nevyriausybinės organizacijos tą darė, tai turbūt galėjo būti žymiai daugiau viešumo. Aš manau, kad viešumas, aišku, būtų nepakenkęs, bet iš sienos grupės sklisdavo viena informacija, iš sienos apsaugos tarnybos kita informacija. Žodžiu, tiesiog, toksai ir tas žodinis karas ir aš manau, vis tik valstybė nemažai ir melavo, ir nemažai sakė netiesos. Tiesiog, kad nieko čia nevyksta, nieko ypatingo, o tu žinai, kad ten galūnės amputuojama, žmonės sušala, kad žmonės išstumiami nėšios moteris, vaikai išstumiami ne vieną kartą ir galvoju, tai
tai, pasakyk, kaip vyksta. Vis tiek mes turim teisę, mes nesam kažkokie, kvaileliai, kurie negalim suprasti. Ir tas, toks, nežinau, iš senų laikų atėjęs, kad nesakyti visuomenį visos tiesos, dalinę tiesą tik sakyti. Ir viskas čia gerai, tokį, glamūrą uždėti. Tai aišku, kad aš negaliu su tuo sutikti. Ar būtų didesnis viešumas pakeitęs situaciją, galbūt kitaip dabar 2025 metais žmonės jau kitaip reaguotų į migrantus Lietuvoje? Aš manau, kad iš tikrųjų nežinau, aš galėčiau kalbėti tik tai iš savo gal perspektyvos kaip žurnalistas, kad dabar būtų tikriausiai kitaip. Ir rašytum, ir darytum. Ir aš nekalbu apie patį turinį kažkokį kitokį, bet tiesiog tu jau būtum išmokęs algoritmą, tu suprastum geriau situaciją, tada visiems buvo nauja. Ir aš suprantu, kad aš negaliu teisinti, bet, iš tikrųjų, mes, tai buvo krizinė situacija. Ir taip ten buvo visko. Ir manau, kad istorijos pažeidžiamų žmonių tikrai nebuvo pilnai atspindėtos ir pakankamai atspindėtos. Ir man teko dirbti su užsienio žurnalistais. Jie čia atvažiuodavo, aš juos vežiodavau po centrus, jie klausydavo istorijų ir žodžiu, aš juos tiesiog tarsi buvau jų gidas mūsų krizėje, kur padėdavo susisiekti su migrantais ir pabėgėliais. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti, kaip jie dirba, nes jie dirbau su vienais žurnalistais, kurie jau daug metų kuruoja migracijos krizes ir pabėgėlių krizes tiek Graikijoje, Italijoje. Įdomu buvo, kaip jie prieina prie pašnekovo, įdomu, ko jie ieško, kokio kampo ieško, bet iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, tai yra, aš vis tiek lieku prie savo nuomonės, kad tai yra beprotiškai sunkus reiškinys ir tai yra ne veltui žodis krizė. Ir kad ir buvo visokių žmonių ir valstybės politika buvo tokia, kokia yra, galim su ją prieštarauti, galim ne, bet tai buvo krizė. Ir buvo visko ir lengva gal dabar diskutuoti, bet tada tikrai manau, kad daugelis iš mūsų stengiamės tiesiog padaryti tai, ką galim geriausio. Ir taip. Man kažkodėl tai, bet čia gal aš labai ne vietoje įsiterpiu ir aš tikrai labai gerbiu jūsų požiūrį ir šiaip, aš skaitau jūsų straipsnius ir aš visiškai jūs palaikau ir pritariu, bet kažkuria prasme, tai, ką aš dabar girdžiu, kažkodėl man nusikelia mintis į, pavyzdžiui, žmonės taip sakė, tuo metu amžininkai holokaustoje, taip sakė, mes buvom visi sutrikę, mes nežinom, kaip elgtis. Tuo metu visi priėmėm tarsi geriausius sprendimus. Aš atsiprašau, kad aš lyginu, bet žinot, man kažkodėl besusisieja. Ir aš galvoju, ta krizė taip, tai čia gali labai daug ką pateisinti, taip sakydamas, ar ne? Bet aš sutinku, kad labai sudėtinga situacija, bet nepėsti žmonės ir valstybei sėdi. Tai aišku, kad mes su jumis ten turėjom spręsti. Aš irgi sutinku su jumis. Bet žmonės, kurie, ten, nežinau, dantis pravalgė ant krizių sprendimo, ant visas įrankius turi instrumentus, tai aš tiesiog atsiprašau, čia tokia remarka. Jo, bet mano pastebėjimas toks, ką aš pati savo akim mačiau ir aš negaliu to paneigti, aš negaliu sakyti, kad aš to nemačiau, nes kiek aš kalbėjau su žmonėm, taip, ten buvo pažeidžiamų žmonių, kur ir man ašaros riedėjo kartais, ir už jų gyvenimo istorijas, už jų išgyvenimus, ką jie turėjo praeiti, kol atsidūrė Lietuvoje. Ir aš manau, kad tokioj vietoj valstybė turėtų identifikuoti tokius asmenis ir suteikti visą reikiamą pagalbą. Nes čia tiesiog, man atrodo, žmogiškumo principas tai veikia. Bet kartu ten buvo ir daugybė ekonominių migrantų, kur mano nuomonė į tokią politiką tai buvo, kad valstybė tinkamai susitvarkė, nes aš man pačiai, iš pradžių, kai pradėjau dirbti, aš nesupratau, kas tai yra. Po to atradom terminą ekonominis migrantas, kur tiesiog vyrai jauni važiuoja ieško darbo, bet nėra taip, kad jie, kaip pasakyti, kažką būtų išgyvenę, bėgtų nuo skurdo. Ne, jie pakankamai turtingi, jie susimokėdavo labai daug pinigų dar už ten
privačius vedlius pro sieną, jie ateidavo su prabangiais telefonais, kartais brangesniais už mano, ir tu supranti, kad jų tikslas yra vienas, jų tikslas yra uždirbti pinigus vakarų Europoje ir tada kažkada parvažiuoti namo. Ir tokiem žmonėms aš degčiau raudoną vėliavą ir sakyčiau, ne, mes kaip Europos Sąjunga, mes kaip Lietuva, kaip valstybė, turime įstatymus, aš suprantu pažeidžiamus žmonės, bet tokiem žmonėm yra legalus kelias visą laiką. Yra legalus kelias, kur tu gerbsi pirmas dalykas mūsų piliečius, mūsų įstatymus, mūsų sistemą ir juk daug kas atvažiuoja į Lietuvą dirbti galų gale. Ir visą Europos Sąjungą, iš viso pasaulio. Tai tokiems žmonėms, aš sakau tiesiog iš savo patirties, ką mačiau ir kai su jais bendravau, man tiesiog nebuvo aišku jų motyvacija. Man nuoširdžiai, kaip žmogui, aš atsimenu, tiesiog negalėjau patikėti, bet kam tau visą tą kelią eiti, dėl ko, dėl 2000 eurų per mėnesį. Ir aš jų klausdavau, o kiek tu ten uždirbi? Tiesiai šviesiai. 2 mažiau. Bet tu legaliai tai darai, kodėl tu nori ateiti pas mus ir nelegaliai tai daryti? Tai buvo tikrai visokių tų situacijų, bet taip aš sutinku su jumis, kad valstybė nepadarė savo darbo, jinai neidentifikavo pažeidžiamų asmenų, kurie buvo tikri pabėgėliai ir kuriuos mes privalėjom apsaugoti. Ir nepaisant to, kad ten, vyko hibridinis karas prieš mūsų šalį, mes, manau, turėjom to žmonės apsaugoti ir informuoti labiau kaip žiniasklaida, kad tokių žmonių yra ir nušviesti jų istorijas, nes tai tikrai buvo tragedija. Bet taip pat labai noriu pabrėžti tą ir savo vidinį konfliktą, ką aš mačiau, kad didžiulė masė buvo tų, kur, jie tiesiog pažeidžia įstatymus. Nieko daugiau. Ir jie suprato, manau, riziką, ką jie vykdami čia tikėjos. Tiki tuo, ką darome ir nori kartu su mūsų komanda Lietuvoje įjungti šviesą ir prisidėti prie pokyčių? Mus paremti gali nuo šiol ir Patreon platformoje. Beje, ten ne tik mus paremti gali, bet ir gauti papildomų naudų. Taigi pareflektavom netgi ir ką žurnalistai galėjo daryti kitaip, o kokius namų darbus turi atlikti valstybė ir kaip sekasi su namų darbais pačiai valstybei, nes štai ir pasikeitė dabar valdžia, ar reikia iš naujo jiems aiškinti, kas yra prekyba žmonėmis, kas yra išnaudojimas. Irgi geras klausimas. Man atrodo, šiuo metu valstybė virsta toks turime tokį labai rimtą virsmą, kai vidaus reikalų ministerija, jie atsisako labai rimtos funkcijos, tai yra, kad jie yra koordinatoriai ir pranešėjai, kas vyksta šitam lauke. Tai buvo iš tikrųjų labai sudėtinga situacija, kai pati vidaus reikalų ministerija, jie vykdė priemonės įvairias prieš prekybą žmonėmis, buvo vienintelė atsakinga tokia koordinatorė šito lauko ir kartu ji pranešinėjo apie tai, kas vyksta šitam lauke. Tai būtent ta pranešėjo funkcija, jinai yra labai svarbi, kad ją turėtų nepriklausoma. Tai turi būti nepriklausoma tarnyba, kuri gali ir kritiškai matyti, ir vertinti galų gale galėtų iš platesnės perspektyvos. Tai mes to mūsų šaliai neturėjom. Ir tik šių metų pabaigoje pagaliau mes turime tą sprendimą atskirti pranešėjo ir koordinatoriaus funkcijas, ir pranešėjo funkcija eina į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Tai aš galvoju, tai labai, galbūt taip žmonėmi tai netrodo, o kas čia pasikeis. Tačiau mes, kurie esam viduje šito lauko, manom, kad labai turėtų daug kas pasikeis, nes mums verkiant reikia įvertinimo, mums reikia analizės. Jeigu mes turime statistiką, ar ne, čia sėdėtų teisės saugos lauko atstovai, sakytų, tai kas šita prekyba žmonėms Lietuvoje? Žiūrėkit, kokia menka statistika. Ten 20 bylų, pavyzdžiui, 23, 20, keliolika nukentėjusių, ten keliolika prekeivių žmonėmis. Ar čia problema? Turim daug rimtesnių. Ateina nevyriausybinio lauko atstovas, sako, pas mus keli šimtai yra nukentėjusiųjų ar aukų ir daug tyrimų nepradedama daryti, nemažai jų nepabaigiama. Teismuose jau prasidėjo išteisinimai, jau prasidėjo lygtinės bausmės, ko pagal įstatymą neturėtų būti. Įstatymas nenumato
nemato galimybės, pavyzdžiui, liktiniai bausmiai priekybai žmonėmis, tai čia yra netvarka. Ir suprantat, reikia analizės, kodėl vienose regionuose mes matom vienas formas, kodėl kitose regionuose ten nepradedami iki teisminį, kur pradedam. Žodžiu, kažkokios reikia įvertinimo ir gilesnio žvilgsnio. Ir kiek man teko sutikti užsienio šalyse būtent šitų pranešėjų, tai yra labai, labai stiprios asmenybės, labai kritiškos, net su tokia, sakyčiau, analitinė gaidelė filosofiškos asmenybės, kurios gali visai visuomeniai papasakot apie šitą procesą, kas čia vyksta, kodėl mūsų atsakas yra toks, koks yra, nes, pavyzdžiui, aš 23 metus šitam lauke maluosi. Aš, kolegos, šiandieną negaliu pasakyti, kodėl lietuvis parduoda lietuvį. Man tai yra paslaptis. Aš galiu geriau pasakyti, kodėl kokios kitos tautybės nusikaltėlis jis mato, kaip išnaudoti tą mūsų tautietį ir išspausti iš jo kažkokią naudą. Bet aš negaliu pasakyti, kodėl tam pačiam kaime gyvenantis žmonės parduoda vieni kitus, kodėl vaikystės draugai parduoda vieni kitus. Tai yra, aš tikrai norėčiau tų pasamprotavimų daugiau šitą temą, bet mes nieko neturim. Mes turim pliką statistiką ir, supraskit, kaip norit. Tai mažėja, tai nemažėja, ateina vienas prokuroras, sako vienaip, ateina kitas mįslingai žvelgia. Žinokit, čia labai latentinis nusikaltimas. Kalbėsim po 5 metų apie tai, kas čia vyksta. Kodėl 10 metų Plungėje gauja darė tokius baisius nusikaltimus? 10 metų. Tai jeigu mes turim dabar identifikuoti toj garsioji byloj, narkotikų platinimas Airijoje ir Šiaurės Airijoje, ir turim identifikuoti 60 nukentėjusių, kas šiaip Lietuvai yra labai daug, bet aš manau, kad realiai mes ten iš 3 turėtumėm dauginti, jeigu ne iš 4. Kodėl 10 metų šitą gaują veikia ir tokia žiauri, tokia baisi, žalojanti? Aš pati mačiau ten guminiam kulkom sušaudytas galūnės šitų žmonių. Visi padaryti priklausomi nuo narkotikų, pjaustyti, mušti, daužyti. Tai kas čia, o mes vis kalbam, tai labai latentinis nusikaltimas, čia žinokit, dabar mes nieko negalim matyti, nieko negalim sakyti. Tai aš manau, kad šitam laukui reikia tokio sukrėtimo, parodyti, bet tą sukrėtimą mes padarysim, jeigu mes jį realų darysim, reikia nustoti paišyti tas grandinėm, sukaustytas rankas, ten į stiklainius kokius įkištus žmonės čemodanuose, visą tai praėjo. Buvo laikas iš tikrųjų, žmonės grobė gatvėse, tačiau dabar praėjo, keičiasi, modus operandi nusikaltėlių keičiasi. Parodykim visuomeniai. Kristina, o aš jūsų norėjau tiesiog paklausti apie, ateidama iš tą laidą, žinau, kad jūs čia būsit ir tokį savo pastebėjimą, norėjau paklausti. Aš esu daugelį Telegramo grupių, žodžiu, ten pogrindžio grupių, viskas, kas nelegalu, Telegrame verda. Ir vienoje iš grupių, kur esu, tai yra prostitucijos tarsi toks vertinimas vyrų. Ten yra apie 10 000 žmonių prisijungia ir jie vertina Lietuvos prostitutes. Palieka atsiliepimus, dalinas ir panašiai. Ir aš darbo su metimais tiesiog esu ten kaip daugelį grupių. Ir kai karas Ukrainai prasidėjo, ką aš pamačiau, kad ten tos moteris, kurias vertina ir dalinasi, rekomenduoja arba nerekomenduoja ir jų sutenerius, tai ukrainietis. Kiek ir realiai dabar tą grupę pažiūrėjus, ten yra vien ukrainietis. Taip žinai, lietuvių mažai labai. Baltarusės arba ukrainietis. Kiek jums yra šita stebima situacija, kiek jūs ją stebit, kokia tai yra situacija apskritai, nes man šalies nelabai ką skaičiau apie tai spaudoje, medijoje, kiek tai yra, kaip pasakyti, kiek tai yra raudonos lemputės ir kiek. Bet aš tai pradėčiau atsakymą nuo to, Gabrielė, kad o gal jūs parašytumėte apie tai, jūs sakot, nėra spaudoje, tai gal jūs galėtumėte ir būti tas žmogus, kuris, taip kaip jūs matot, kaip jūs suprantat, galbūt mes ten ne visi sutiksim su jūsų kažkokiais pastebėjimais, bet būtų labai šaunu, jeigu jūs rašytumėte, nes visiškai sutinku, kad Lietuva išgyvena tokia net sąmoningai, aš galvoju, vėlgi labai politizuotas šitas klausimas dėja yra, kad
dieną mes aukojame ginklams, vakare perkame tas moteris. Ir visiškai ramia sąžinė. Ir, bent mes matot, nestebim nieko. Mes jau teikiam pagalbą. Neturim kada stebėti ir neturim žmonių stebėjimui. Dar baigdama šitą temą galiu pasakyti, kad vis tiek Lietuvos garbiai turiu pasakyti, kad ne visi taip esam nuleidę rankas, kad turime ir stiprius teisėsaugininkus, kurie išgraibo prekybo žmonėmis atvejus iš vatos tos tamsiosios pilkosios zonos ir turim bylą, beje, ko gero, Rytų Europoje yra vienintelė, tai vakarų Lietuvoje jau yra apkaltinamasis nuosprendis dėl prekybos moterimis, būtent buvo pardavinėjamos jaunos ukrainietės prostitucijoje, bet bloga žinia čia yra tai, kasgi buvo tie prekeiviai žmonėmis, kas organizavo, patys ukrainiečiai. Tai reiškia, štai atvykę į mūsų šalį, jie tą patį, beje, ką lietuviai darė, kokio Jungtinėje karalystėje. Žiūrėkit, kaip viskas sugrįžta, kaip ratas apsisuka. Ir jau matome, kad svetimos šalies gyventojai, nežinau dėl kokių čia, ar jie karo pabėgėliai, ar ne karo pabėgėliai, negaliu pasakyti, bet jie čia atvykę organizuoja savo tautiečių išnaudojimą. Ir aišku, gal čia taip kategoriškai nuskambės, bet aš manau, kad nuteisti, taip jie yra nuteisti tie prekeiviai žmonės, ten yra ir moterų jų tarpe, jie turėtų galbūt vykti kariauti, ką jie čia veikia mūsų kalinimo įstaigose, tegu važiuoja Ukrainoje ir ten kariauja. Čia dabar taip kalbu, žinot, gal taip jau, ne visai taip teisiškai, nežinau, čia nieks jų niekur neišsiūs, bet aš manau, kad tai yra naujos problemos, nauja realybė. Ir jeigu mes tik labai politizuojam šitą lauką, kad vėlgi nekalbėkim apie blogus dalykus, neminėkim kažko tokio nepatogaus, tai mes neišspręsim. Mes turim kalbėti, nežiūrint to, kad galbūt priešiškos jėgos laukia kažkokių tokių, ar nepaslydimus, nugriuvimų, dar čia kažkokių tokių nepalankių žinių pačiai Ukrainai ir gali panaudoti tai. Aš nežinau, galbūt tai gali panaudoti, bet aš matau, kad vyksta tokie procesai mūsų šalyje. Ačiū. Laiko ir dėmesio atrodo, kad šitai temai niekada nebus per daug, galime turbūt atrodo kalbėti valandą. Štai tokios šiandien jautrios istorijos, konkretus pastebėjimai be užuolankų. Kartu kalbėjomės su Gabrielė Navickaitė, 15 min tyrimų žurnaliste, ir Kristina Mišinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove. Pažvelgiam šiandien plačiau į tai, kas yra prekyba žmonėmis, kad keičiasi jos formos, dabar jau nebeprimena Hollywoodo filmų ir kad štai lietuvis gali parduoti lietuvį, ukrainietis išnaudoti ukrainietė. Už tos statistikos, kuri kartais atrodo štai Lietuvoje keliasdešimt žmonių, slepiasi štai tokios istorijos. Šiandien tiek, ačiū, kad klausėtės bendra.lt tinklalaidės, užsukite ir į mūsų puslapį. Su jumis buvau aš, žurnalistas Lukas Paškevičius.